Serija ketvirtfinalio pradėjote pergalę 1-0 ir turbūt rungtynės įsimins ne tik dėl tos pergalės. Nu, čia turbūt įsimintiniausios rungtynės per visą VFL mūsų komandai, žinai. Dviese mažiau žaidėm, žinai. Nu, rytoj negyvi būsim, bent aš tai tikrai, nu ir laimėjom, nu tikrai nesitikėjom. Nu ir pasisekė, aišku, biškį, bet tai. Jeigu atidavėm, nu pasiaukojimai žaidimas gavosi. Nu nežinau, čia be komentarų, žinai. Viskas super, komandai galiu labai pagirti, malačiai, gerai, visi sugalvoja, kaip gali būti. Net kitą kartą atrodo, kad, žinai, geriau šešiesi žaisti negu aštuoniesi, nors taip paradoksaliai, žinai, skamba. Apie tą situaciją, kai pavyko pasižymėti, prieš tai esate bandę tokį dalyką, ar čia buvo... Ne, Kęstas įmušė tokį antrą baudos smūgį, jisai, man atrodo, penktose, šeštose rungtynėse irgi iš baudos smūgio, tik tai šitas toksai gavosi biškį ten su skirsiniu, su štanga, su visko, teisė į deviatką. Nu, žinai, tokie smūgiai, manau, vieną kartą per 2 metus išeina, žinai. Ne, nu, golas irgi buvo įspūdingas, galima sakyti. Laimėjote ir užsvaitės jums užtenka tiesiog nepraleisti ir jūs esate kitame etape. Kaip žaisite? Nu, tai dabar galvojam, ar šešiesi žaisim, ar jau rinksim pilną sudėtį. Pagalvosim, žinai, nes matai, pirmos rungtynės 0 sužaidėm, 2 mažiau. Nu, pagalvosim. Bet manau, bandysim išeiti ir surinksim visą keblę, rimtai jau pažais, nes jeigu vėl šešiesi žaisim, tai manau, vyrams jau kai kuriem netoli 40, tai galima ir ligonį, žinai. Ačiū, sėkmės. Tiek. Geras.